Na ką, pasibaigė mokslus, daugybos lentelę mokė mintinai, visas kitas ten daugint ir dalinti ir taip toliau, skaityti taisyklingai, rašyti mokė. Bet vis tiek nelaimingas, ne? Yra toks mechanizmas, ta, ką sako, kaip sakant, tau siela išstumta. Tai mes turim tą būtent vidinį mechanizmą, kuris mus turėtų vesti per gyvenimą. Reiškia toks vidinis, tylus, ramus balsas, kada tu nestresuoji. Mat panašiai taip kaip aš dabar, ramiai, žodžiu, žmogus gyvena, bet kokiuose situacijose. Ir atrodo, yra vidinis vedimas, vidinis žinojimas, kaip daryti, bet visą laiką reikia, aišku, loginį mąstymą jungti, ne tik tai bukai pasitikėti. Bet tai yra, kaip sakant, nuojauta, intuicija, kaip jūs galite vadinti. Arba vidinis dievas dar, jeigu čia iš religijos. Yra vidinis balsas. Ir jisai veda žmogų per gyvenimą, tada ramiai tu priimi sprendimus, tu neklausai kitų nuomonės, nes jinai tau nereikalinga, tu ją gali išklausyti, bet tu tiesiog pasilieki prie savo. Ir vaikučiai tą maži turi, iki pat galbūt 7 metukų netgi. Tik tai paskui, kada juos pradeda dusinti ten, tėvai, darželis, mokykla, visas tas auklėjimas, žmogui pateikiama išorinis autoritetas, išoriniai mokytojai. Ir šitas vidinis balsas, jisai praranda vertę, atsiranda ekstra balsų, kurie tie pradeda vesti pagal tai, kad tau nepavyks, nepasiseks, suklysti negali ir taip toliau. Na ir prasideda viskas išorinio autoriteto, tai tada lieka televizorius, lieka tie mokslai, kuriuos įgyjai kaip autoritetas ir tada tu lieki tik tai proto būsenoje, reiškia, tik tai protas perėmęs valdžią, o tas protas remiasi jūsų tik tai praeitimi. Ir pasibaigia visas gudrumas, tada jūs vykdote savo visą tai, ką jūs turėjote automatiškai, nes jūs patys nieko nebekuriat, neteina jokios idėjos ir periodiškai kartuojat praktiškai tai, ką matėte savo šeimoje augdami. Tai va šitą visą galima sustabdyti, pradirbant, sudėliojant tas ekstra asmenybės vidinės, ir atstatant ryšį su to savo intuicija, su vidiniu. Bet tą aš darau. Aš abejoju, ar dar kas nors tą daro. Tai va, iki. Prieš tą iki, tai aš tau pasakysiu, kad tu turi kažkur tai surasti mano kontaktus ir parašyti, jeigu tu nori į pirmą nemokamą konsultaciją. O va tą darbą, kurį aš sakau, jisai yra mokamas. tą turi žinoti. Tai va, visiems dabar viena kaina yra, nėra jokių skirstimų pagal lytį, pagal kažkokią išvaizdą ar panašiai. Iki.